Ugniau, tai stovykla eina jau čia Elektrėnuose į pabaigą. Kaip pats vertini tą išvykimą anksčiau laiko ir pasiruošimo tęsimą Estijoje? Manau, čia labai geras dalykas, nes porą čempionatų atvažiuodavom išvakarėse, kas jausdavosi ir ant organizmo, ir išeidavom ant ledo, sunkus tokie, tai tas pirmas varžybas dar tokie nespėję atsigauti, po kelionės atvykdavom, tai būdavo biški sunkoka. Dabar, manau, labai geras dalykas, kad iš anksčiau važiuojam, tenai ir daugiau laiko turėsim pabūti kaip komanda. Čia vis tiek žmonės gyvena ir Vilniuje, ir Kaune, ir Elektrėnuose, labiau išsibarstę, laiko nedaug vieni su kitais praleidžiam, realiai tik treniruotėse, tai dabar važiuosim, daug laiko kartu leisim, dvi geras draugiškas rungtynės apturėsim su turbūt vienom geriausių komandų estų ir korėjiečiais, kurias mums reiks būtinai aplošti siekiant aukščiausių tikslų. Tai jo, geras sprendimas iš anksčiau važiuoti. Kaip pats pasiruošimas čia Elektrėnuose ir pati greičiai, sudėtingumas pačių pratimų, ar yra kažkokių naujovių, kurias treneris atneša? Naujovių visada yra kažkokių, kurias išbandom ir čempionatuose pažiūrim, kas pavyko, kas nepavyko, turiu omeny praeituose čempionatuose, tai biškai yra tų naujovių ir stovykla kaip visada prasideda, būna sunkios porą dienų testavimai, visa kita, čia buvo ir lygų visokių, trūko žmonių, tai dabar jau viskas eina link tos finišo tiesiosios, link išvykimo, tai taip apsišlifavom visi ir manau, kad neblogai, greičiai neblogi, perdavimų kokybė gera, tai jo, tai nedaug liko ką treniruotis ir manau, geroj formai turėtume būti. Tai palinkėsiu sėkmės užbaigimuose visuose treniruočių ir palinkėsiu sėkmės. Ačiū.